Leidyklos Vaga psichologijos seriją papildė 12 knyga Rolomėjus, meilė ir valia. Vienas garsiausių 20 amžiaus pasaulio psichologų ir psichoterapeutų knygą parašė remdamasis patirtimi, dirbant su tūkstančiais klientų. Rolomėjaus veikalą pristato ir knygoje nagrinėjamas problemas atskleidžia jos vertėjas psichologijos mokslų daktaras Visvaldas Lekauskas. Ta knyga patraukli tuo, kad iš tikrųjų jinai, manyčiau, kad skirta kiekvienam žmogui, aš darau prielaidą, kad kiekvienam žmogui yra svarbu mylėti ir būti mylimu. Ir tiesą sakant, jeigu šiek tiek siauresniu žvilgsniu, šita knyga siekia padėti žmonėm, kurie yra neradę meilės arba jie nusivylę ir pradeda abejoti jos buvimu ir egzistavimu. Didelė dalimi yra knyga vėl grąžinsinti viltį tokiem žmonėm, nes ji ne tik atsako į klausimą, ar yra meilė pozityvi, besąlygiškai patvirtintama, kad meilė tikrai yra, bet ir padės rasti atsakymą, kas yra meilė. Ne? Ir kaip sukurti tokią meilę, kuri bus tvari. Atskleidžia pagrindinės klaidas ir, sakykime, nesusipratimus, dėl kurių žmonėm iš tikrųjų dažnai tenka meilė nusivilti. Knygoje labai daug psichoterapinių pavyzdžių iš Rolomėjaus klientų, praktinių pavyzdžių, kuriuos skaitydami daugelis skaitytojų galės netgi atpažinti save, savo išgyvenimus, kažkokius nerimus, kurie kankina juos pačius ir rasti atsakymą, kaip iš tų nemalonių būsenų išeiti ir pradėti kurti pilnatviškus santykius.